Nežinomybė kelia nerimą. Štai kodėl žmonės, stengdamiesi jaustis saugūs, dažnai renkasi nepatogią, tačiau pažįstamą padėtį. Lieka sveikatai pavojingame darbe, nenutraukia nieko vertų santykių, niekam niekada neparodo savo kūrybos, nekeičia drabužių ar daiktų, nors tai išties būtina. Savo sprendimus jie dažniausiai bando pateisinti taip: geriau pažįstamas velnias nei nežinomas angelas. O tai iš tiesų reiškia: aš pernelyg bijau nežinomybės. Padėtis pasikeistų į gerą išmokus gyventi su tuo, kas dar nežinoma. Galimybių apstu. Elkitės kitaip. Užkalbinkite nepažįstamą žmogų. Vienas eikite į kiną. Išmokite pats atlikti smulkius remonto darbus. Priimkite naujus iššūkius ar pasidalinkite darbais, jei užsikrovėte pernelyg daug. Susigyventi su nežinomybe baugu, tačiau tai be abejo kelias į laimę. Ką galėtumėte nuveikti, kad ši diena suteiktų jums smagaus išgąsčio? Žmonės mano, jog sunku būti laimingams, nes praeitis jiems visada atrodo geresnė, nei buvo iš tiesų, dabartis blogesnė nei yra, o ateitis miglotesnė nei bus. Marselis Panjolis.